Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Agrotaka. Lengviau pasiekiamas rezultatas. Sveiki. Dažnai tenka girdėti, senolių sakant, jei lazdynas pilnas riešutų, bulvių cepelinams neturėsime. Šie metai dar kartą patvirtino, kad senolių išmintis nemeluoja. Miške gana ramu, riešutų yra, grybų derlius kaip niekad didelis, o su bulvėmis truputį sunkiau. Įpusėjo rugsėjais, elniai ir briedžiai šiuo metu švenčia vestuves. Briedžiai tai daro tyliai, o elniai gana triukšmingai. Tokį reginį pamatyti kiekvieno medžiotojo ar šiaip gamtos žmogaus svajonė. Šiandien laidoje prisiminsime praėjusių metų elnių ir bebrų medžioklės, bet visą tai po trumpos reklaminės pauzės. Mėsos meistrai. Pagaminta žinovų. Lengvai pasiekiamas rezultatas niekada nesuteikė pergalės jausmo. Tik po ilgai trukusios paieškos surastas žvėris ar sunkiai sumedžiotas trofėjus palieka neišdildomus prisiminimus. Rudeniška ankstyvo ryto preliudija susipynusi iš paukščių giesmių, vėjo šėlsmo rudens lapuose, o rugsėjo pabaigoje į ją įsipina reti, bet galingi tauriojo elnio bosai. Ragų karūna praskleidžia rūko užsklandą ir tada jis tampa pagrindiniu spektaklio artistu. Spektaklio, kurį gali išvysti tas, kuris į mišką užklysta ankstyvą rytą. Taigi, nuo rugpjūčio 15 jau prasidėjo elnių medžioklė. Tai yra rujos metu. Atvažiavam, bandysime, jau šiek tiek visi girdim, nors dar šalnų rytinių nėra, bet jau visi šiek tiek girdim, kad tai vienoje vietoje, tai kitoje vietoje pasigirsta elnių balsai. Vadinasi, ruja prasideda. Bandysime mes iš vakaro, nors labai gražus rūkas krenta, kiek pamatytume vakare neaišku. Bandysime, turim tokį įrankį. Nežinau, čia aš labai gerai pamėgdžiuoju tą balsą ar ne, bet dar pasinervuosime, aišku. Ir jeigu vakarė nepasiseks mums prišaukti elnią, tai bandysime mes tai padaryti ryte. Taurusis elnias tai tvirtas, bet grakštus elnių šeimos žinduolis. Patino kaklą puošia ilgų plaukų karčiai. Uodega trumpa. Aplink ją yra gelsvai rusvos spalvos veidrodėlis. Patinai tamsesni už pateles. Jaunikliai pirmąją vasarą būna dėmėti. Tik vyriškosios giminės elnių atstovai turi šakotus ragus. Tarp kitko noriu pasakyti dar vieną dalyką. Rujos metu elniai nesimaitina. Jie per visą laikotarpį rujos, kol vaikšto su haremu savo, ar susiradęs, ar nesuradęs, jis numeta 20-30 kg savo masės. Patelės labai būna atsargės, patelės saugo patiną, nes patinas gal ir nėra toks pastabus rujos metu, bet jeigu bėga patelės, bėga ir patinas. Geriausiai, aišku, yra, kada jį prisikvieti ir kada jisai pajutęs, kad tai yra priešininkas ir jeigu jis jaučia, kad jis silpnesnis, jisai turėdamas savo patelės nori apsiginti savo teritoriją ir jis puola nuginti tą savo priešininką. Sėkmės nelinkėsiu nei vienam ir kas tą patį daro, kas ir medžiojat, nelinkėkit ir mum, nes sėkmės linkėti medžioklės metu negalima. Vakare toje vietoje girdėjom
buvo bent ar 3 ar 4 elnius. Vienas tikrai pagal balsą buvo stambus šiandien ryto rūkas. Bandysime pašaukti. Iš vakaro mes nešaukėm, rytą bandysime paviliuoti, gal pavyks. Nors viliotojas tikrai ne pats geriausias, bet bandyti reikia. Nors ir tikrai nemoku gerai viliuoti, bet ką tik atsiliepė vienas elnias, bet kažkur tai tolokai. Ir vargu ar spreis, nes galis išgirdo, kad balsas ne tas viliuotojas, katras turėjo viliuoti, bet pasimokinsime, mes išmoksime. Atsiliepė. Vadinasi, kuo toliau, tuo vis panašiai eina mano balsas. Išgirdus atsiliepiant, reikia stengtis prieiti kuo toliau, nes aplink patiną gali būti patelės, o patelės jos geriau mato ir geriau saugo patinas. Gali neišgirsti, kad meluoju balsu, bet patelės tai tikrai girdi ir jos pasitraukti tutalo reikia labai atsargiai. Dabar mes dar einam per atvirą vietą, nors geras rūkas, bet šiaip jau kaip reitis, kažkur tai biržiai yra. Tai reikės eiti per mišką, jeigu nepabėgsi, aišku. Būtent labai atsargiai, labai atsargiai. Šiaip jau dabar švinta, bet šią medžioklę reikėtų rytinę pradėti dar sutemus. Dar kol tamsu pasiklausyti, kokioje vietoje elniai baubė ir tada pradėti eiti. O galutinis, aišku, ir šūvis ir viskas vis tiek turi matyti, nustatyti žvėrės amžių, žvėrės kokybę, ar galima medžioti elnią, negalima. Tad nakties metu reikia bandyti stengtis prieiti pagal garsą pasiviliuojantį, o vis tik tai medžioti jį tik įsitikinus, koks tai žvėris, nes naktį to nustatyti negalima. Patinas nebeatsiliepia. Vadinasi, gal ir patinas, gal ir patelės pajuto, kad meluoja, kad tai nervinės. O nepasisekė paprasčiausiai todėl, kad nemoku gerai viliuoti. Tokiuose teritorijose, kur nėra kelių patinų, prisišaukti elnę mėgdžiojant priešininko balsą gali būti keblu. Rytą girdėjosi tai vienoje, tai kitoje vietoje pavieniai elnio maurojimai. Tačiau žvėris nesirodė. Medžiotojai nutarė keisti medžioklės būdą, nelaukti elnio ateinančio, o sėlinti prie jo patiems.
Bebras gana mielas ir nerealiai statybos gabumais pasižymintis gyvūnas. Tačiau, kai jų per daug, tenka imtis griežtesnių priemonių medžioti. Matot, atome užtvanką bebrų. Mūsų kolega Donatas sakė, kad čia yra daug bebrų, iš kur kelios šeimos. Tai bandysim šiandien juos pagauti. Dabar norime nusileisti užtvanką. Palauksim, nežinau, gal valandą, gal pusantros teks. Neaišku, kaip vanduo bėgs. Tuo tarpu nuvažiuosim kitą užtvanką ir gal nusileisim. Grįšim čia. Žiūrėsim su šuniuku, kaip seksis medžioti bebrus. Ir labai privanti, nelys, kad tai šoms ar kapau. Gerai, užtiek. Baigiam žardyti antrą užtvanką. Biškai blogai gaunasi, nes nėra nuolydžio. Biškai ilgiau leisis vanduo, o vandens dar yra sočiai. Tai biškai užtruksim. Bet bebrų, matėm, yra nemažai. Nes šviežiai visos pakrantės nuvaikščiotos. Va, jau nusileidom kažkiek tai vandenį, pasiėmėm visus reikalingus įrankius, šautuvą, dar pas kolega ten yra ir bandysim ieškoti bebrų.
Давай, бегом! Сук, рейд. Kur lenda? Na va, mūsų 5. laimikis. Iš pradžių neradom nei vieno, o kai užėjom, iš karto 5. Tai va, kaip matot, mažiukas, šimetinukas turbūt. Pamatot, kas lieka iš broko. Čia, kaip sakėm anksčiau, broko laukas už nugaros mums. Ir kiek ėjom visą pakrantę, va ir vėl šuva loja, einam žiūrėti staigiai. Kur matysi, žinai, gali ką matyti. Va gal girdis šuva loja, kaip galvojam, arba mama, arba tėtis turėtų būti. Tikimės didelio bebro. Medžioklę, sumedžiojom 7 gražius bebrus. Šuva jau mašinų sėdi pavargęs, sakom, užteks. Dar vieno bebro nesumedžiojom, nes jau šuniukas jau nebedirba. Palikom tikriausiai motiną iš tų. Čia buvo visa šeiminėlė. O kaip matom gražus bebriukai. 3 šimetinukai, 3 antramečiai ir tėvas. Nu ką, ačiū Donatai už medžioklę. Sėkmingą medžioklę. Iki kitų kartų. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtvinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Tai ginklai, kurių laikui bėgant metalinių detalių nepakeitė plastmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis dengtas juodu chromu suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei ir ilgamžiškumą. Laukiame jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Apsaugos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, techninis aptarnavimas ir kitos paslaugos.
rasa apsaugos sistemos. Šiandien dėja tenka pasakyti jums viso gero, nes laidai skirtas laikas baigėsi. Judėti neverta, lygiai po savaitės vėl susimatysime. Rašykite mums, skambinkite, kritikuokite, būtų malonu, kad kartais ir pagirtumėte, nes mes stengiamės, kad laidos būtų įdomios ir vertos jūsų dėmesio. Visiems gamtos mylėtojams noriu palinkėti gerų akimirkų, gero oro, o medžiotojams nei plaukų, nei taukų. Iki. Kokybiška nauja technika sukuria profesionalų rezultatą ir taupo jūsų pinigus. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.